Pasak Joe Dispenzos, tavo norai tiesiog pradės pildytis. Mūsų smegenys pačios nemato ir negirdi, kas vyksta mūsų gyvenimo realybėje. Jos informaciją priima ne per pačius įvykius, o per mūsų emocinę reakciją į juos. Kitaip tariant, smegenims svarbiausia ne tai, kas vyksta, o kaip mes tuo metu jaučiamės. Emocija tampa signalų pasąmoniai. Būtent per ją įrašomos programos, įrašomi įsitikinimai ir patirtis. Jeigu tu save jauti žmogumi, kuris turi skolų, kuriam nuolat trūksta pinigų, kuris jaučiasi vienišas, sergantis ar nepakankamai laimingas, tu pirmiausiai sukuri tam tikrą emocinę būseną savyje. Ši emocija įrašo į pasąmonę ir tampa vidinė programa, tarsi nematoma nuostata apie tai, kas tu esi ir ko gali tikėtis iš gyvenimo. Pasąmonė veikdama per tavo mintis, per sprendimus, per elgesį ir reakcijas, nuolat transliuoja šią būseną į išorinę realybę. Tai, ką galime vadinti kvantiniu lauku. Kvantinis laukas yra neutralus ir tobulai subalansuotas. Jis nevertina ir nesirenka. Jis tiesiog atspindi ir gražina daugiau to paties, ką tu jam perduodi per savo vidinę būseną. Kas gaunasi? Gaunasi tai, kaip jautiesi. Gerai, štai tau dar daugiau skolų, dar daugiau vienatvės, dar daugiau sunkumų. Tai nėra bausmė, tai tiesiog toks dėsnis. Bet tu gali tai pakeisti. Tau reikia pakeisti emocijas. Pabandyti įsivaizduoti, kad tai, ko tu trokšti, jau vyksta arba jau įvyko. Įsivaizduok, kaip tu jautiesi. Pasijausk jau laisvas, jau mylimas, jau sveikas, jau sėkmingas. Būtent tokios savijautos metu tu pakeiti savo energetinį lauką. Pakeiti vibracijas, pakeiti energetinį parašą. Tu tampi kitu žmogumi, energijos, vibracijos ir informacijos lygmenyje. Ir tada tavo kūnas priima šią energiją ir pradeda gyventi naujoje cheminėje aplinkoje. Tavo smegenys pradeda kurti naujas neuroninės jungtis. Svarbiausia, įsimink tai. Jeigu sakai, aš norėčiau būti sveikas, aš norėčiau būti turtingas, aš noriu būti sėkmingas ir taip toliau, toks minčių pateikimas nebus priimtas nei į tavo pasąmonę, nei į kvantinį lauką. Toks troškimas, kuris jaučiamas kaip aš noriu, lieka ateityje. O ateitis, moksliškai įrodyta, kad niekada neateina. Yra tik dabarties momentas. Ir kai tu jauti ir transliuoji taip, tarsi tai jau būtų įvykę, arba tai, apie ką galvoji, vyksta dabar, šiuo momentu, tai turi vykti tavo vaizduotėje taip ryškiai, kad net kvapą turėtum užuosti, turėtum pajusti, išjausti tą situaciją, tarsi joje esi, tarsi lieti, tarsi joje vaikštai, jauti skonį, matai vaizdus. Ir pats svarbiausias dalykas – pradėti už tai dėkoti. Dėkok už tai, ko trokšti. Lyg tai, apie ką svajoji, jau būtų atėję, jau būtų įvykę ir išsipildę. Nesakyk, aš norėčiau, o dėkok, tarsi tai jau įvyko. Dėkok. Ypač prieš miegą. Tuo momentu, kai atrodo, kad tuoj užmigsi. Kodėl?
Todėl, kad prieš užmiegant mūsų smegenų būsena palaipsniui pereina iš beta aktyvaus mąstymo į alfa ir delta bangas, o užmigimo momentu į teta bangas. Būtent teta būsena yra giliausio atsipalaidavimo ir vaizduotės būsena. Ir kas tada vyksta? Kritinis protas, mūsų sąmonė, atsijungia. Pasąmonė tampa atviresnė ir stipresnė. Emocija ir mintis įrašomos daug stipriau. Vizualizacijos ir intencijos prieš miegą veikia efektyviausiai. Pasąmonė jas priima kaip realybę. Tai, ką jaučiame emociškai, tuo metu tarsi užkoduojama ir perduodama į kvantinį lauką, iš kur vėliau grįžta jau patirtise, galimybėse, įvykiuose. Viskas pradeda keistis tik į gerą. Gulėk lovoje, atpalaiduok kūną, užmerk akis ir pradėk jausti taip, tarsi viskas, apie ką svajojai, jau būtų tavo gyvenimo dalis. Ir tada tiesiog pasakyk savyje: ačiū už tai, kad dabar esu visiškai laisvas nuo skolų. Ačiū už tai, kad pabundu šalia žmogaus, kuris mane beprotiškai myli. Ačiū už sveikatą. Ačiū už stiprų ir jauną kūną. Ačiū už gausos srautą, kuris ateina pas mane lengvai ir su džiaugsmu. Ir būtinai pajausk tai. Tu turi pajausti tą jausmą ir patirtį. Tu turi pajausti emociją, lyg tai jau yra. Leisk dėkingumui pakilti iš širdies ir užpildyti visą tavo kūną, nes dėkingumas yra pati aukščiausia vibracija. Emocija, kurią tu gali skleisti. Tai emocija, kuri sako visatai: aš jau tai gavau, aš jau ten esu. Aš jau tai jaučiu. Ir kai tu užmiegi tokioje būsenoje, tavo pasąmonė visą naktį dirba tam, kad ši vidinė realybė taptų išorinė. Tokią praktiką daryk kiekvieną vakarą prieš užmiegant ir laikui bėgant pajusi, kad sukūrei gyvenimo realybę tokią, kuri tau atvers naujas galimybės, naujas pažintis, sėkmingus įvykius, naudingus pasiūlymus, kuriuos tau reikės tik pamatyti ir priimti.